kadangi mes visi truputėlį išpindėję ir nei vienas iš mūsų nėra gyvenęs barake. Bet aš būdavau dažnai svečias, 3 metus. Nu, bet vis tiek negyvenai. Tai mes norim Panakvodavau. pasikvečiam svečių iš barakų. Nenori? Nu, dabar kviečiam barakinį, normalų bičią. Barakinį, apupukai šakas gauju. O tu tipo barakė gyveni? Tu barakė? Labą dieną. Tu irgi barakė. Tavo draugas? Labą. Ne, aš barakė gyvenu. Jis čia. Tomai, tu ką tu čia darai? Kontroversišką nuomonę turiu apie Batalą. Tai irgi. O bet tu be mikrofo, ką tu čia veiki? Nu, girdžiuosi. Jo, dabar sen, nu taip reikia. Kuo jūs vardu barakinį? Valdas. Ten toj kėdė. Valdai. Ne Valdas, Valdas. Valdai. O kokiam barakė jūs gyvena? Saulėtekė. Kamčiatkai. Saulėtekė? Jo, jo. Tai ką jūs studijuojat? Jo, studijuoju. Ką jūs studijuojat? Bioinžinerija. O, tai protingas bičias. Kokia? Bioinžinerija. Bioinžinerija. Nu, what it is? Yes. Okay. Ten kažkas su inžinierija ir bio dalykai. Tai sakykite, prašom, kas yra didžiausia jūsų korpusą? Mes galime jai pamojuoti perduoti linkėjų. Ne, tikrai nežinau tokio dalyko. Pas mus labai ramiai yra viskas. Aš net neabejoju, bet kameros yra išjungtos ir jūs galite pasakyti mums tiesą. Ne, rimtai nežinau nieko. Gal ir yra kur nors. O kaip Saulėtekio barakai? Geram stovyje? Palyginus, tai reikia remonto iš tikrųjų. Mes norėtume kreiptis į valdžią, į savivaldybę. Suremontuokit dušus bendrus. Ir paleiskit karštą vandenį, taip? Ne, nu karštas bėga ir šaltas bėga. Ar taip tu elgsies su savo vaiku, nu ką darai? Tai mokykis, nu. Atsiprašau. Gerai, tai ten gyventi yra sudėtinga. Šalta? Žiemą. Nu šiaip žiemą tai karšta. Jo? Labai. Langus sustatė naujus, tai dabar aplinkui ledas traukės. Iš vidaus. Jo, jo. Tai neblogai. Tai gerai. Nu, aišku, bioinžinerija. Nėra tai blogai iš tikrųjų, kaip visi įsivaizduoja. Gerai, kiek pasakoju, tai skamba kaip... Nu jo, ten iš visai tarakonai atrodo laksto žiūrkės, ten iš vieno į kitą būtų, nei vieną tarakoną nesu matęs. Ne, jūs esate bioinžinieriai, žinai, tai gal jūs talpina ten, kur... Nu ne, tai paprastas barakas, ten pat, kur ir mechanikai, bet ten pat, kur viskas. Ar daug geriama barakė? Oi, labai. Jo. Aš girdėjau, mano brolis irgi negyvena barakė, bet jis turi kažkokį ten draugą iš Tauragės ar ten iš Šilutės, kuris veža samagoną iš ten kiekvieną savaitę ir pardavinėja hebrai, nu, viduj. Ne, tai dabar ten visokių verslų yra ten dalykų. Nesvarbu, ten būna kitose barakas toks kaip alaus fuksas. Kiekvienais metais pirmakursis turi ateiti, žinai, vyresniai reikia alaus naktį, kur ten į Lukoilą neis. Didavščina tipo ten? Nu, toksai, va, kiekvieną kartą pasibeldė, atidaro, jis ten alaus prisipirkęs ir davai, iš jo nusipirknusi, jam biznis iš tikrųjų yra. Jis gali brangiau parduoti. Ai, tai toks alaus meistras, taip yra. O šaldytuvą bent jau turi? Jo, turi viską. Vienas šaldytuvas alui, kitas maistui. O. Visai normaliai iš tikrųjų. Gerai, o kiek studentas vidutiniškai išgeria per metus tavo skaičiavimus? Žinok, nesuskaičiai, žinau, baisus skaičiai gali būti. Jau bonkės pridavęs, iš tikrųjų nusipirktų gerą daiktą. Čia draugas vežė dabar bonkės iš Palovas. Kiek už bonkės gavo, tai apie 200 litų. Didelė lova. Normali lova. Mažas bonkės. Mažas bonkės. Na tai aišku, ne viską, dar ten aišku kokią. Tai gerai, tada turiu tau tokį kontroversišką klausimą. Kur rytasi mūsų mokslas? Oi, tai mokslas, tai keliasi viršų. Tai kaip įmanoma mokytis, jeigu ten geria, ten duodasi, malasi, kalasi? Pripranti iš tikrųjų. Ir gali mokytis paskui tokioje, ne? Nieko nebegirdi iš viso, ten, pavyzdžiui, naktį kiti ateina, ten pradžioje labai sunku iš tikrųjų, ten vienam aukšte, ten po taim viršui už sienos barius vyksta, tu eini miegoti, nes ryte į darbą reikia. Tai pradžioje, aišku, sunku, ten girdi viską, o po to dzin viskas. Lūžti ir viskas. O daug sekso? Nu, nepasakysiu, kad mažai.
O duše teko pasitratyti? Man tai ne, bet yra istorijų ten visokių. Pavyzdžiui, Oi, čia nespėsiu nu pasakoti. vieną kokią gerą. Nu, nieko. Geriausia. Zbės. Tu zabės. Ką tu čia dabar užsiauginai vaiką? Taip. Barakė. Nu, netrukdykit žmogui pasakot. Tai kaip Ką žinau, nu visko yra ten, jisai mėgi, guli ten už tavo sienos, tai bum, 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 jaus ir dar klykauja. Normaliai. Tada ir mėgas neima. O būna taip, kad bum, 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 klikauja, tu ateini ir sakai, I wanna join. Ne, Tu žinau. mane, blėt, prikėliai. O aš Ne, prisimenu. yra tokių, kurie ateina, taip naglai pabaladoja, sako, aš einu mėgoti, sako, jau galit baigti. Uojas. O ten ateina koks rimtesnis, žinai, toks 2-2, sako, man reikia į darbą, jūs dabar baigėt viską. Ir ką tada jam padaro irgi masažą ar kaip? Ne, jie ramiai nueina mėgoti. Nebaigia? Nu, Arba tyliai labai. arba labai tyliai. O, Kas? nieko. Ok. O gerai, tai apie šitą dulkinimą išsiaiškinom. Gyvenat gerai barakė, nu aišku, tu politiškai kitaip negalima sakyti. Ne, iš tikrųjų tai blogai, gali visą visuomenį tegul girdi, kad gali tvarkyti jau barakus iš tikrųjų. Jo, blogai. Nu ne, nu kai ateini, pavyzdžiui, moki už kažką, nu tos pats 130 ten už mėnesį. Kad ir vasarą grįžti, savaitėm nėra šilto vandens. Po to kartais iš viso jokio vandens, ten vieną dieną elektra neveikia, moki už interno nėra. Nu tai čia. Internas ir internetas. Jo, internetas. Bet, lemba, geriau nesiskus dabar. Įsivaizduok, tu pasakysi kažką, tai ten, kol kažkas imsis iniciatyvą, praeis 3-4 metai, gal Pasikeis valdžia. Pasikeis valdžia. Bus labai Tu įdomu jų šalia gyventi. gyvensi, jiems bus geriau. Nu, Tai tai va tėvai irgi būtent. pakenčia biškį. Va būtent, va tas ir Tai yra. gerai. Vis tiek įsivaizduok, čia kaip būgdo žmonės. Jiems tenais būna labai, nu, tipo blogai. Po to įsikelia į būtą, už ten biškį daugiau ir galvoja, kad čia rojus. Tai iš tikrųjų yra labai aš dėl to- geras psichologinis pasiruošimas. Aš dėl ko perėjau į baraką, perėjau per 6 mėnesius, per 6 būtus, atsibodo kraustytis. O kodėl kraustas? Ne, nu išsinuomoji būtą, pagyveni mėnesį, išmeta arba parduoda būtą. Eini į kitą būtą, ten... Tai daug baliavoji, jeigu išmeta iš būtų. Ne, tai parduoda būtus paprasčiausiai ir viskas. Čia Rinkos kainos taip geras. sako, čia žinok, ne, aš žinau, kaip parduoda Jokios būtus. sutarties Aš nepasirašyta. keliaudavau iš vieno pas draugus, ten sakai, čia gyvena tik tai 2, iš tikrųjų 4 į būtą, šeimininkai nieko nežino. Bet ateina, kam šitą lovą, ai čia šiaip atsivežiau, žinai. Ir Kažkaip sako, neteikia, viso gero, neteikia, ne? nu jo. Kažkaip nežinau, visi bijo tų studentų, nors ten, Nu, kad nes tuose studentai būtuose, balaganus daro. nu tai va būtent, ne visi daro balaganas. O šiandien gersit? Ne, aš negersiu, rytoj darbą, į paskaitas. Šiandien mokysis? Ne, Ir Rytoj į darbą į Eisi Rytoj dar. pasimatymą? niekur neįsiu mėgoti. Eisi miegoti? Jo, Šiandien Tai pirmąjį. mes paleidžiam žmogų miegoti. Gerai. Pradėti miegoti. Ramojau, taip? Paleidžiam mane Teisingai. miegoti. Ačiū, kad patvirtinai mūsų, taip sakant, Nuogąstavimus? ne tai, kad nuogastavimus, bet suspicion, kaip čia yra, įtarimus dėl barakų. Mes buvome visiškai teisūs. Aš tai net degustavau nieko, jūs neduosit, aš tai galvoju, man duosit kažką. Ką duos? Ką? Nebuvo degustacijos kažkokios. Tai buvo vėliau bus. A. Taip. Nu ir ką, mes tai... ilgai kepsim. Ačiū, Valdai. Taigi bulvės tai Ačiū, ačiū. Sveiki, Nes Valda, barakė. laikykis. Nieko tu nežinai, barakinės bulvės labai greitai kepasi. Malonu. Kas čia tai kvepia? Mes. O dabar aš noriu pristatyti savo sesę, kurį kviečiu, nes aš noriu jai parodyti, kad spuogai ne visada matosi, kai esi televizijoje, tai šiandien aš ją pasikviečiau, kad pamatytų, ar tai tiesa ar ne. I come from Pakistan. I'm dirty and my wife is dirty too. Arba patikrai, kaip darai šitas krūtinį. My wife is dirty too.
You know, I'm 30 and my wife is 32. I'm dirty and my wife is dirty too. O pas mus barakuose, kažin, dažnai mylisi mergaitės su mergaitėm, berniukai su berniukai. Taip, mergytė su mergytė, berniukai su berniukai. Taip. Nežino, kaip pas mus vyksta. Okay. Taip smagu. Nežinau, kas yra smagu, bet mergytė ir mergytė. Okay. Mergytė. Berniukas. Paki. Pakistan. Yes. My sister is a cook. She cook delicious food. Taip. Tai jinai mums gamins barakinį maistą dabar? ¿Quieres hacer comida? Maybe. Tai po reklamos mes su Jurgio sesė gaminsim barakinį maistą. Bulves. Bulves.